Pastaruoju metu gaunu itin daug žinučių ir jos visos skamba maždaug taip. Labas, Emili. Ką tik pradėjau investuoti ir visas mano portfelis raudonuoja ir visos akcijos krenta žemyn. Kas darosi? Geras pastebėjimas. Tikrai atsirado duobių. Bet ar tai mums turėtų kelti susirūpinimą? Atrodo, kad pastarąjį mėnesį beveik kiekvieną dieną turime naujų įvykių, tiek geopolitinių, tiek ekonominių atžvilgių. Ir rinkos tuo pačiu metu į tai reaguoja ir krenta. Ar tai krizės pradžia? Ne, tai tiesiog mini korekcija, kuri galimai jau bus pasibaigus, kai išeis šis video. Dar prieš porą savaičių atrodė, kad S&P 500, čia tas indeksas, kuris seka 500 didžiausių Amerikos įmonių, patį balandį užbaigs neigiamai. Tuo tarpu istoriškai balandis yra vienas geriausių mėnesių rinkoms. Mes tai matėme per pastaruosius 20 metų. S&P balandį buvo teigiamas 8 iš 10 kartų. Tai dėl ko dabar šis mėnesis nebe toks garantuotai sėkmingas? Šiandien daugiausiai dėmesio skirsime priežastims, kurios paskatino rinkas prie šio nuosmukio. Pažvelgsime į statistiką analizuodami duomenis, galiausiai galėsime susidaryti išsamų vaizdą, ar visa tai kelia pagrįstą nerimą, ar tai visgi tik laikina rinkos reakcija. Tuo pačiu aiškinamės, ką galime padaryti praktiškai, kad šioje vietoje užsitikrintume pelną savo investicijose. Nieko nelaukiam ir keliaujam toliau. Tarp kitko, ar žinai, kas padeda stipriai sumažinti paniką ir baimę, kai rinkos banguoja? Geriausias Lietuvos finansų naujienlaiškis. O kaip jį gauti, paliksiu nuorodą aprašyme, kur galėsi jį užsiprenumeruoti visiškai nemokamai. Naudokis progą. O jei jau nuėjai tokį kelią iki video aprašymo ir tau patinka mano kuriami video, nepamiršk paspausti like ir subscribe, kad nepraleistum kitų video. Gerai, kad visi lengviau suprastume, apie ką šneku, pradėkime viską nuo pat pradžių. S&P 500 sumažėjo maždaug per 2% nuo balandžio pradžios iki šio video filmavimo dienos. Ir tas minusas nėra didelis, bet jis labai paskatino didelį kiekį žmonių kurti turinį arba žinias apie blogas naujienas ir kodėl tai yra kritimo pradžia. Tai reiškia, mūsų smegenys labai greitai įsijungia ir sako, pala, čia kažkas ne taip, man reikia išsiaiškinti, man reikia suprasti, man reikia imtis veiksmų. Kartais geras dalykas yra nesiimti veiksmų iš karto, tad pasižvalgykime truputį daugiau į priežastis. Pirmiausia, nepamirškim, kad nepaisant indekso pakritimo, tai bendrai atrodo augimas nuo šių metų pradžios. Kitaip tariant, truputį išzoominam laikotarpį, kas nėra labai ilgas laikotarpis, mes kalbam apie 4-5 mėnesius, ir indeksas išaugo per 7-8%. Taigi iš tiesų negalime skųstis su tokiu minimaliu pakritimu. Priežastis, dėl kurios indeksas išaugo, buvo ta, kad pirmiausia, JAV ekonomikai sekasi puikiai, o BVP auga sparčiau nei tikėtasi. B. Įmonių pelnas buvo ir tebėra puikus. Bet tai kodėl mano portfelis raudonuoja? Einam pasiaiškinti. Pagrindinės priežastys, kodėl rinka pastaruoju metu smunka, yra geopolitinės ir makroekonominės prigimties. Ir visiškai logiška, kad jie trumpų laikotarpių turi įtakos rinkai. Pabrėšiu, trumpų laikotarpių. Pirmoji ir svarbiausia priežastis – atgimusi įtampa vidurio rytuose. Kai visi tikėjosi padėties stabilizavimo po praėjusią savaitę įvykusios įspėjamosios kabutėse Irano atakos, Izraelis galiausiai nusprendė neatsukti antro žando ir kirsti vieną atgal. Šis faktas pats savaime yra gana bauginantis ir žinoma turi reikšmės tiek humanitarinių, tiek ekonominių lygmenių. Čia iškyla dvi didžiulės problemos. Viena iš jų – Sueco kanalo konfliktai. Šiuo kanalu vyksta didžioji pasaulio prekybos dalis. Na dabar dėl karo prekybiniai laivai neplaukia kanalu, o plaukia aplinkui. Ir čia kabliukas. Jiegi sugaišta dvigubai daugiau laiko, sudegina dvigubai daugiau kuro ir viso to pasakoje išaugina transporto kainas, kurios ką daro? Taip, teisingai, išaugina produktų kainas, kurios būna perleidžiamos mums vartotojams. Antroji problema yra nuolat auganti naftos kaina. Matote, Iranas yra vienas iš pagrindinių OPEC žaidėjų. Tai yra naftą eksportuojančių šalių organizacija. Todėl lyginamai normalu, kad jos pačios naftos gavybos problemos dėl įtampos ir atakos lems spartų jos kainos padidėjimą. Tiesą sakant, tai matyti ir iš USO grafiko, kuris stebi naftos kainą. Per pastaruosius 3 mėnesius išaugo 19%. Tai milžiniškas augimas. Ir bent jau kol kas viskas rodo, kad jis tęs savo kilimo trajektoriją. Dėl to susilaukiu klausimų, ar verta investuoti į naftą. Asmeniškai nemėgstu investuoti į žaliavas, bet tai gali būti vienas iš įrankių valdyti rizikas trumpų laikotarpį. Man bendrai labiau patinka jų valdymas per ilgą laikotarpį, o ne bandymai nuspėti rinką ir tą trumpą efektą. Šios dvi problemos, kurios sukelia įtampą vidurio rytuose, savo ruoštų sukuria ekonominį spaudimą. O brangstanti nafta savo ruoštų pakelia visų produktų kainas. Ir čia ateina trečia priežastis, dėl kurios rinka krenta. Tai yra kova su infliacija. Per pastaruosius metus infliacija buvo gana pastovi ir nemažėjo taip greitai, kaip norėtųsi. Lygiai taip pat atrodo, kad vietoj kritimo jį stabilizavosi ties 3%, jeigu mes kalbam būtent apie Amerikos ekonomiką, kur didžioji dalis investicijų. Taip pat nepadeda ir pernelyg dideli lūkesčiai Fed rezervo atžvilgiu. Investuotojai tikėjosi palūkanų mažinimo 3 kartus per šiuos metus, o pirmasis mažinimas jau turėjo būti įvykdytas. Bet tačiau, reality strikes again. Aš irgi to tikėjausi, bet ateities numatyti negalime nei vienas. Pagal naujausius duomenis atrodo, kad galiausiai turėsime 2 palūkanų sumažinimus, o pirmasis rugsėjį.
Bet vėl, čia dar vis išlieka prognozijos. Bet remiantis mūsų analizę, investuotojai atsižvelgia į karo ir stagnacijos problemas ir į jas reaguoja. Kitaip tariant, šiuo metu tarp investuotojų vyraujanti emocija yra baimė. Ir tai matyti iš godumo ir baimės indekso, kuris anot analitikų yra dvi emocijos lemiančios trumpalaikį rinkos bangavimą. Šiuo metu jis yra ties 33 punktais. Ir analitikai teigia, kad jis gali nukristi iki 25, kas yra iki ekstremalios baimės lygio. Tuo tarpu, jei paimtume šio indekso judėjimą per ilgesnį laikotarpį, matome, kad prieš vieną mėnesį rinka jautėsi laimingai ir laikėsi godumo principo. Tokias nuotaikas lėmė puikus įmonių pelnai ir ekonomikos rezultatai. O dabartinės baimės priepuolis lemia dabartinę rinkos korekciją. Visai smagu? Kaip tai smagu, Emili? Mano portfelis krenta, o tu sakai, kad smagu. Žinoma, nes ši konkreti korekcija yra visiškai sveika. Ir daugiau ar mažiau rinkai to reikėjo. Gerai karts nuo karto pristabdyti kilimą. Tegul rinka atsikvėpia. Ir galų gale būtent tokiais laikotarpiais mes uždirbame didžiausią pelną. Tu irgi atsikvėp ir leis man paaiškinti. Pabandysiu tai išdėstyti kuo aiškiau. Kalbant apie investicijas, visi šie pokyčiai, kuriuos matėme ilgalaikėje perspektyvoje, beveik neturi jokios įtakos. Visiškai jokios. Atsiminkite, aš nesakau, kad jie nėra svarbus. Jie yra labai svarbus, tačiau jie paveiks rinkas tik trumpuoju laikotarpiu. Paprasčiau tariant, pokyčiai vidurio rytuose neturės didelės įtakos tam, ar rytoj valgysime McDonald's, ar žiūrėsime Netflix, ar pirkdami naudosime Visa, ar toliau naudosime Google paieškos sistemą. Tai reiškia, kad įmonės ir toliau neša didelį pelną ateinančių laikotarpių ir būtent tai mums visada turėtų rūpėti, jeigu žiūrime iš investuotojų perspektyvos. Kad ir kas nutiktų kurioje nors pasaulio dalyje, gyvenimas tęsiasi ir įmonės ir toliau vykdys veiklą ir uždirbinės pinigus. Tai mes ir matėme istoriškai. Nepaisant nelaimę, ekonomika nesustoja augti, jeigu mes žiūrime ilgą laikotarpį. Jau nekalbant apie Amerikos ekonomiką, kur dažniausias argumentas yra never bet against USA. Kadangi ilgalaikė rinka bendrai seka įmonių pajamas, pažiūrėkim, kaip atrodo S&P pajamos. Jos sparčiai kyla. Atrodo, kad ateinančių 2 metų uždarbio apskaičiavimai piešia panašų vaizdą. Taip, sutinku, kad į ateities apskaičiavimus visada žiūrima atsargiai, tačiau matome, kad nepaisant didelio pajamų sulėtėjimo, 25 metų pradžioje pajamos ir toliau kils iki rekordinių aukštumų. Todėl geriausia išlikti rinkoje ir nepasiduoti baimei. Ko gero pavargote tai girdėti, bet daugelis vis dar to nedarote. Viskas, ką turite padaryti, norėdami įveikti didžiąją daugumą investuotojų ateinančių laikotarpių, tai tiesiog toliau investuoti kiekvieną mėnesį, nepaisant rinkos pokyčių. Juk kaip yra sakęs Warrenas Buffettas, turėtume bijoti, kai kiti yra godus ir būti godus, kai kiti bijo. Šiuo metu didžioji dalis bijo, o galbūt netgi ekstremaliai bijo. Asmeniškai aš tęsiu savo strategiją. Čia paliksiu nuorodą į praktinį eksperimentą, kur tiesiog kiekvieną mėnesį investuoju į S&P 500 ir viso pasaulio fondus. Ir čia toks paprastas pavyzdys, kur per mažiau negu 2 metus jau pasiekiau 10 000 eurų portfelį ir bus labai smagu pamatyti, kaip tai atrodys po 5 ar 10 metų. O dabartinė situacija man asmeniškai tiesiog yra puikus laikotarpis apsipirkti su papildoma nuolaida. Šokam trumpam į praktinę sesiją. Tai atsidarau savo Freedom24 sąskaitą. Jeigu dar neturit Freedom24 brokerio, tai nuorodą aprašyme duoda papildomų bonusų ir jums sąskaita visiškai nieko nekainuoja. Jūs galite sekti visus mano praktinius eksperimentus. Tai reiškia 3 portfeliai, kurie yra S&P 500, visas pasaulis ir aktyvių akcijų pirkimas. Kiekvieną mėnesį apsipirkinėjam po 100 eurų. Tai jeigu domina būtent šitą vietą, tikrai į nuorodas nukeliaujate ir pasinaudojat. Bet paprastai, kad parodyčiau tiesiog, kaip atrodo tas pats pirkimas ir kaip atrodo ta paprasta veiksmų, taip sakant, tiesa, tai mes keliaujam į profilį ir pasižiūrim, ką jau esu pridirbęs. Tai 150 subscriberių mato, kaip aš kiekvieną mėnesį tiesiog nusipirku VUAA ir tiesiu savo strategiją. Šiuo metu pliusas 23%, mes investavom, iš viso turim 37 vienetus. Tai 3,5 tūkstančio doleriais jau yra suinvestuota, pliusas 660 per 21 mėnesį beveik. Tai labai paprasta strategija, kur aš tiesiog nieko beveik nedariau ir jeigu jūs nukeliaujate į tą subscriberių pusę, jūs galite matyti ir sandorius, jūs galite matyti ir grinų pinigų judėjimus, jūs galite matyti ir patį portfelį, jūs galite matyti ir pačias analizės ir gauti pranešimus, kada aš perku šitos fondus. Tai aš dažniausiai kiekvieną 2-3 savaitę mėnesio apsiperku ir tai yra labai toks periodinis pasirinkimas. Dabar, kai įsinešinėsite pinigų, aš visą laiką paskatinsiu nesinaudoti kortelę, o naudotis banko pavedimu, nes tai yra tada nemokama funkcija. Per 2-3 dienas pinigai suvaikšto ir jūs keliaujate tiesiog į prekybą, suvedat VUAA. Dabar, kadangi pas mane šiuo metu nėra papildyta sąskaita, tai negaliu nusipirkti, bet labai paprastas pavyzdys. Jūs tiesiog suvestumėte limit order 96 17
sakytumėt vienetų kiekis vienas, paspaudžiate Enter ir viskas. Maržų neaktyvuokit, jeigu nežinot, ką tai reiškia. Čia yra skolinti pinigai. Tai yra labai paprastas, labai lengvas pirkimo pavyzdys ir tiesiog toks variantas, kur jūs galite lyginamai lengvai ilgam laikotarpiu investuoti pinigus. O jeigu nepatinka, sakykime, rizika, kad turtas svyruoja, tai nepamirškit, kad D sąskaita, šiuo metu aš laikau apie $12 000, moka 5% JAV doleriams tiesiog už pinigų laikymą. Ir čia gali būti visai efektyvus taupimas daliai pinigų, kurie galbūt turi tam tikrus tikslus ateityje. Ten mokesčių pinigai sekantiems metams arba kažkokia ten dalis finansinės pagalbės arba kiti pavyzdžiai. Šiandien tiek. Tikiuosi nuraminau panikuojančius ir gal net įkvėpiau truputį drąsos. Baimė yra natūralus dalykas ir visi skirtingai reaguojame pamatę krentančius rinkas. Tik man visą laiką tas toks keistesnis pavyzdys, kad jeigu aš, sakykime, rasčiau galimybę nusipirkti, paimkim nekilnojamą turtą Vilniaus centre naujos statybos ne už ten 4000 už kvadratą, bet už 2000 per kvadratą. Tai atrodo, sakyčiau, koks nuostabus pasirinkimas ir kaip gerai, jeigu turiu pinigų pasinaudoti šito pasiūlymu. Bet jeigu rinkose tai vyksta ir staiga kažkas nukrenta per 10, 20, 50%, tada panika ir reikia viską pardavinėti. Priminsiu tą tokį, kad per krizės ir per tam tikrus nukritimus mes gauname geriausias galimybės apsipirkti papildomai, bet tiesiog reikia turėti strategiją ir to laukti ir žinoti, ką darysim kai. Tai aš dažnai nusipiešiu tą pirmą pavyzdį, kad jeigu rinka pakris 20%, investuosiu X sumą, 30%, dar X sumą, 40%, dar ten tokią ir tokią sumą. Tai gal pravers ir jums. Vėl. Čia galbūt dar pravers įsivertinti, kokie investuotojai esat. Bendrai investuotojai dažniausiai yra skirstomi į 4 tipus ir galbūt žinote jau, kuriam priklausote, galbūt ne. Tai palieku nuorodą čia į video, kuriame tai yra aptariame. Manau, tikrai pravers, nes padeda tam tikri tipsai būtent jūsų tipui, taip sakant, pagal... Pamatysite, atpažinsite save viename iš 4 scenarijų. Tai tiek, nepamirškit like, subscribe ir iki susitikimo rytoj.